bet tu turi 9 pozicijas pasirinkimui. Tai aš visą laiką rekomenduoju, pirmą rašyk svajonę. Nu, vis tiek, aišku, reiktų pažiūrėti, jeigu tavo balas 5 ir tikėsi VFO vietą medicinoje, kai baigėsi ties 8, 7, 9, 1 tame intervale, nu, gal realybę reikia kartais suvokti, bet vis tiek, kai tai yra kintamasis iki balo, visada rašai vieną svajonę, o tada jau žiūri, kas gali būti. Tu nori pasakyti, kad tu gali pasiimti Lama BPO skaičiuoklį gegužės mėnesį, ten susivesti preliminariai tikėtinus balus, kuriuos gausi, hipotetinius, taip. Ir tada pagal tai gali suprasti, tai vis dėlto kokie tie tavo rodikliai gali sukristi. Kaip ir daug kas yra nusivertinę, pavyzdžiui, per konsultacijas, kada turiu vasarą konsultacijas, kada jau daugmaž gauna balą, tai aš netgi atvirai sugebu pasakyti, kad kadangi jos nerašomas yra, atvirai sakau, kad su 9,5 netrukdykite eteriu. Šiandien pas mus svečiuose Vilniaus universiteto priėmimo skyriaus vadovas Artūras Šaltis. Ir man labai smagu jį pakalbinti, nes tai yra tas žmogus iš tikrųjų, kurio didžiausias nuopelnas yra dabartinių studentų kiekis, skaičius, galimybės, nes jeigu pro jo skyrių procedūros arba dokumentai arba kažkokie taikomi elementai nepraeina, tai tada tie studentai ir neatsiranda Vilniaus universitete. Tai laba diena, man labai smagu pakalbinti ir noriu trupučiuką pradėti nuo tokios lengvos temos. Aš kažkaip kiekvieną sykį galvoju, kad studentas rinkdamas į studijas, nesvarbu ar Vilniaus universitete, ar kolegijoje, ar Amsterdamo universitete, jisai kažkaip labai didelę naštą užsikrauna tam pasirinkimui. Ir aš visą laiką mokyklose, važinėjant į mokyklas ir kalbant su savo vaikais, kalbant su labai jaunais žmonėms, sakau, jūs per didelį svorį dedat šitam sprendimui. Nes iš tikrųjų, jeigu imant istoriją, tai turbūt man yra tekę pažinti labai daug žmonių, kurie baigė vieną, bet paskui dirba visai kitame. Ir tai nebūtinai sugadina jam gyvenimą, jie tiesiog turi daugiau galimybių atrasti įvairius kitus dalykus. Nes vėlgi, kas yra tos studijos, kodėl tos studijos yra tiek svarbios, aš noriu šiandien tą ir pakalbinti. Tai va tas turbūt pirmasis klausimas, aš noriu paklausti tavęs, kaip tu galvoji vis dėlto, kiek svarbu tas pasirinkimas ir ta pasirinkimo laisvė. Nes kai aš rinkausi, tai ta prasme pasirinkimo laisvė priklauso nuo mamos, ką jinai pasako, priklauso nuo to, ką aš svajoju, ir priklauso nuo pinigų. Man yra turbūt tokie 3 pagrindiniai dalykai, kurie lėmė mano pasirinkimą. Ir aš turbūt galėčiau sakyti, ir aš ne ten pasirinkau, kur norėjau, bet tai, ką aš šiandien darau, man žiauriai patinka. Tai dėl to klausimas, kaip tu žiūri į tą pasirinkimo laisvę ir kaip studijų vadovas, kiek tu ten gali keisti, kiek kartais reikia keisti. Papasakok savo filosofiją. Aš manau, kad tam pasirinkimui reikia dėti tos svarbos, bent jau kažkokią tai apibrėžties reikia, nors kartais pasižiūri į vaikų pageidavimus, į tų stojančių pageidavimus, tai jie yra nuo iki, tarkim, renkasi tą pačią kiekybinę ekonomiką, antrą numerį renkasi odontologiją ir ta prasme, tai tada klausimas, į ką jis orientuojas, ar jis orientuojas į medicinos studijas arba sveikatos mokslų krypčių studijas, ar į ekonomijos vadybos ekonomikos, žinai. Tai vis tiek ta apibrėžtis yra svarbi, bet aš manau, kad tie dedamosios komponentai, tai yra ta pati, ką pati išvardinai, tai yra ta pati tėvų įtaka ir nemažai tenka susidurti, kad tėvai nori, bet vaikai nenori. Tada yra ta priklauso nuo mokyklos, iš kurios išėjai, kokia buvo aplinka suformuota, nes būna, kad tas įprotis mokytis yra, jis tarsi likęs, bet tada, kada gauna tą studentišką laisvę, nes vis tiek reikia pripažinti, kad mokymosi ypatumai kinta. Nesvarbu, ar tai būtų medicinos, psichologijos, ar ekonomikos, ar vadybos, ar ten kokio nors istorijos, ar teisės studijos, jos kinta. Kinta kuria prasme, kad niekas tavęs nebevaro. Tau atsiranda laisvė. Laisvė visame, kame veikti. Ir tada tas pasirinkimas vėlgi su ta laisvė ateina ir kiti pasirinkimai. Ką ir jūs minėjot, kad šitoj vietoj vaikas tarsi, žinai, gali studijuoti, ką nori, viskas priklauso nuo tavo aplinkos, nuo tavo kurso, nuo tavo socialinės aplinkos, pagal tą visą Maslow piramidę, ne? Tai yra socialiniai poreikiai ir tada tiksliau fiziologiniai poreikiai ir socialiniai poreikiai.
Tai jeigu tu ateini, nueini į studentų atstovybę, nueini į kitas studentiškas veiklas, tai ir tos studijos gali tapti nebe tokios svarbios. Gyvenimas formuojasi ne iš vien studijų, formuojasi iš tavo atsineštojo kapitalo, žmogiškojo ir auklėjimo kapitalo iš tėvų aplinkos arba giminės. Studijų aplinka, ne tik tai pačios studijos, bet ir studijų aplinka. Bet jeigu grįžtam prie pačio pasirinkimo, jis vis tiek yra svarbus. Tai vėlgi nereikia sakyti, kad čia, ta prasme, galiu lengva ranka nutraukti, galiu lengva ranka pabėgti. Ir tarsi, kas atsitinka, ką aš matau, stebėdamas nubyrėjimus arba visus kitus, nes mes analizuojam prieš nustatant kvotas. Kiek yra kvota, kiek mes norim priimti, yra programų, kurios yra labai populiarios. Ir tarkim, fakultetai, dekanatai, tarybos, visi kiti sako, kad mes ribojam tam tikrą studentų skaičių. Tada sakai, tai o koks skaičius yra ir kas yra po semestro, po metų, po 2. Ir tada tu matai ir ieškai priežasčių analizuoji. Ir tarkim, yra vaikų pasirinkimas, sakykime, gyvybės mokslus, bet neturėjo chemijos. Ir tada geriausias vaikas įstoja ir jam yra ne tai, kad jis neišlaikys, jis jau save užsiprogramuoja, kad neišlaikys, bet iš tiesų jis išlaikys, bet negali susitaikyti, kad jis gaus 5. Psichologiniai tam tikri dalykai yra ir tada tas atsiranda noras bėgti. Noras bėgti, noras keisti, noras dar kažką, nors ką mes ir pradėjom kalbėti, kad specialybė, jinai duoda gyvenimo kelio pradžią. O gyvenimas kas bus, tai jau bus tolimesni pasirinkimai darbo rinkos, aplinkos, susipažinimo, nes vieni pradeda dirbti studijų metu, vieni pradeda po to. Ir, pavyzdžiui, aš pats gyvenau bendrabutyje ir mano kambariokas studijavo biochemiją. Jisai nenorėjo eiti į laboratorijas, toks, tarkim, stereotipas yra. Bet jis išėjo į vadybą. Aš visą laiką, tarkim, studentam kalbėdamas per priėmimo, sakykime, tas paskaitas vasarą, kada būna apie patį priėmimą pasakodamas, tai visą laiką sakau, jeigu galite studijuoti sunkiuosius mokslus, hardinius, tos vadinamus, tai visada rinkitės ten, nes visada gali nueiti į lengvesnius. Nes iš lengvesnių nueiti į sunkesnius yra sudėtinga. Tu gali būti labai geras vadybininkas biochemijai, bet jeigu neturi biochemijos pagrindų, tai visiškai yra kitas, bet ką dabar Vilniaus universitetas duoda, tai duoda išlaisvintus kreditus, kur tu gali pasirinkti tam tikrus desipildyti. Tai to nei pačios laikė, nei mano laikė to nebuvo. Tai mums reikėjo visų kitų dalykų daryti. Tai pasirinkimas, mano galva, jis yra svarbus, tik tai pasirinkimas, kieno proto vadovautis. Va čia galbūt reikėtų žiūrėti, rasti tą vidurį. Kartais kas atsitinka, yra tvirtas nusistatymas, ką nori studijuoti iki 10-11 klasės ir 12 klasė prasideda rock'n'rollas. Tada visiškai vaikas stoja bet kur, nes norėjo paprieštrauti tėvam, atsipalaidavo nuo valstybinių egzaminų, atleido smegenis ir kartais galvoja, kad neįstos. Bet čia yra kartais pametimas, ta prasme, kelio dėl takelio. Tai va čia galbūt didesnė yra bėda, nes tada yra kita nubyrėjimo problema, kada vaikai tą pasižiūri ir tada pripažįsta, kad užėjo ant rock'n'rollo ir... Žiūrėk, Artūrai, ar aš teisingai, ta prasme, norėčiau teikti tokį dalyką arba tokį teiginį, išgirsti, ar tu tvirtini, ar neigi. Aš visą laiką galvoju, kad 12-okas yra ant viršūnės žinių. Ta prasme, jisai būna tope maksimalių žinių, tai reiškia, jis mokosi daug dalykų, laiko kelis valstybinius egzaminus ir jis turi didžiausią teisę rinktis. Ir va tai, ką tu dabar ir sakai, kad tas pasirinkimas, žmogaus pasirinkimas yra svarbus, nes tada tu turi didžiausią laisvę rinktis, nes tu turi šiandien žinias, nes tu vis dar mokaisi mokyklai, ateini į stojimo procesą ir tada atsineši valstybinius egzaminus ir šalia atsineši prioritetus. Ir turbūt mano klausimas ir yra toksai. Pirmas, ar tu tikrai sutinki su tuo, kad laimingi tie, kurie gali pasirinkti iškart po 12, nes po metų tų žinių atslopsta ir panašiai. Ir antra klausimo yra dalis, bet juk pas mus yra ne tik egzaminai, yra dar ir pasirinkimo prioritetai. Ar gali truputį papasakoti apie tai? Tai jeigu mes kalbam apie pasirinkimą, aš dėl tų vadinamų metų atostogų arba gap year, kai yra kalbama, stereotipiškai pas mus vis tiek yra didžioji dalis, kad visgi visuomenė ir mąstymas yra, kad to gap year nereikia. Ir nors ir daugelį, ir labai, ir tarkim Vilniaus mokyklų nemažai yra kalbama, kad
oi, mes čia turėsim gap year, aš esu kasmet turiu po kokius porą konsultuoju, kurios konsultuoju asmeniškai ir tada sako, mano klasė pusė pasidarys gap year. Sakau, labai gerai, pašnekėsim Liepos gale, kaip iš tiesų yra. Ir iš tiesų gap year būna vienas, iš žadėtų 15 ten ar kažkiek. Tai tas, sakykime, faktas, jeigu mes kalbam apie bakalauro laipsnį, Taip. tai mano galva, kad geriausia yra laikas studijuoti ir yra laikas, ta prasme, Iškart po baigimo. Jo, Taip. gyventi, nes po bakalauro, kur nori daugiau savo gilinti žinias, tai čia yra gilinimas jau dėl savęs. Bakalauras yra, visgi reikia suvokti, kad mano galva, tai bakalauro laipsnis yra tavo ant vėžių pastatymas kažkoks tai, bet jisai vis tiek tai negarantuoja, tu gali keisti vėžes. Nes tu pabaigi, kad ir pas jūsų fakultete, pabaigi vadybą, tu gali eiti į ekonominės krypties, tu pabaigi vadybą, gali eiti į tas PMI, tu pabaigi vadybą, gali eiti į filologijos ar ten kokį humanitarinius mokslus ar tą pačią sociologiją gali stoti. Tai niekas to nedraudžia keisti tam tikrų, sakykime, stotelių arba to gyvenimo stotelės tos. Bet kas liečia pasirinkimus, tai faktas, nes valstybė irgi vaidina nemažą vaidmenį ir jinai skiria finansavimą. Ir skirdama finansavimą yra vadinamos finansinės grupės, bet jos nebūtinai susijusios yra su, kaip mes vaizduojam, sričių. Pavyzdžiui, yra socialinių mokslų krypčių grupė, jinai yra didžiulė, bet iš jos yra išimta, pavyzdžiui, vadybos kryptis atskirai, teisės atskirai. Ir valstybė nustatė, kad tom kryptim bus tik tie krepšeliai. O tada visus kitus, pavyzdžiui, ekonomikos studijas, sociologijos studijas, psichologijos studijas ir daug ten kitų, sumetė į vieną katilą. Ir tada atsitinka toks, kad kada renkasi marketingą, tai yra vadybos krypčių grupiai, ten yra tik 440 krepšelių. Kai renkasi ekonomiką, ten yra 2000 krepšelių. Ir tada tas prioritetas, kurio tu nusistatai, ir jeigu klaidingai surašysi, nežinodamas krypčių, nežinodamas kažko, tai gali visus 9 užpildyti iš vadybos krypties, bet jeigu tu į pirmą ir jeigu neturi ten lėšų iš savo studijuot, į pirmą parašai, pirmą nepraei, visos kitos irgi nepraeis. Nes didžioji dalis dabar aukštųjų mokyklų, tame tarpe ir Vilniaus universitetas, daug kur nepasiekia kvotų. Arba tos kvotos tokios, jos labai lankščios, sakykime. Aišku, ne visom programom, bet nepasiekia kvotų. Populiariausiam tam, taip. Jo, populiariausiam, bet, sakykime... Bet kvota tu dar nepasakėjai ir aš manau, kad nebūtinai visi tie, kurie žiūri, kas yra kvota. Jo, mes galėsim tada paminėti, bet jeigu baigiant apie pasirinkimus, tada jeigu neįdedi iš kitos panašios krypties, tai tada tu gali pirmą ratą pralošti visiškai. Ir tada kitam rate tavo balas, jeigu bus vidutinis, tai tu gali tapti rizikinga gauti papildomą tą vietą. Ar tu nori pasakyti, kad jeigu pasirinkimuose, tu pavyzdžiui rinkiesi, kad tu nori būti ekonomistu, čia tiesiog šiandien man tai yra aktualu, tai man pirma kryptis yra pirmas prioritetas pasirinkimo yra valstybės finansuojama vieta ir tu būtinai nori būti ekonomistu, tai tada antrų reikėtų rašyti valstybės nefinansuojama ta pati ekonomika. Jeigu yra finansinių galimybių. Jeigu yra bet finansinių jeigu nėra, galimybių. Pavyzdžiui, gal bus lengviau kitas pavyzdys iš kito galo, nes grupė ir balo prasme aukštesnė, tai yra vadybos krypčių. Tai jeigu mes norim pasimam ar apskaitą arba globali rinkodara, tai pavyzdys iš jūsų padalinio, ir pasirinkau, bet noriu kažką panašaus, bet neturiu galimybių mokėti. Taip. Tai tada renkės ekonomiką. Nors mano asmeninė galva, kaip priimimo vadovo, tai ekonomikos mokslas yra hardinis mokslas. Taip, tai yra skaičių mokslas. Jo, ir jis yra, jis sunkesnis ir iš esmės jis turėtų būti prestižiškesnis, bet vėlgi jis laviruoja. Tai yra, valstybei daugiau reikia tokių specialistų, dėl to ten yra daugiau krepšelių. Jo, bet jeigu žiūri iš vaiko pozicijų, tai jisai nori kūrybos komunikaciją nori nueiti tą pačią globalią rinkodarą, kuris yra kita. Tai nėra nieko blogo, bet vėlgi tai ateina ir iš vaikų. Mes sakom, tėvai vieno nori ir tada yra mados klausimas. Arba tos pačios rinkodaros, arba marketingo klausimas, kuris suveši vienaip arba kitaip. Ir tada kartais aš sakau, kad balų skirtumas yra 1 balas tarp šitų grupių. Tai reiškia, kad jeigu tu negavai valstybės finansuojimo, tu pasirinkai ekonomiką, su tuo pačiu balu tu įstosi tenai. Bet jeigu jos nėra tame tarpe, o išrašėjai Vilniaus universitetą, išrašėjai kitas aukštasias mokyklas, automatiškai kas atsitiks, tu niekur negausi nieko. Ir tu sakysi, kad aš nieko vertas, ir tada daro vaikai klaidą, kad nebando eiti į antrą etapą, į trečią arba į antrą etapą, sako, aš nebevertas ir einu į kolegiją.
Mes kalbam čia apie vidutinį vaiką, mes nekalbam apie žvaigždės, jo. jo, apie žvaigždės ir nekalbam apie tuos, kurie niekur nepraeina. Tai jokių būdų. Čia Tai kalbam yra apie valstybės nustatytos kartelės, ko mes dar nepalėtėm, tai yra tie vadinami minimalieji. Tai tu turi surinkti pagal įstatymą, norint stoti ar į valstybės ar ne valstybės finansuojamą vietą, tu turi surinkti minimalius reikalavimus, tai yra 150 per visus 3 valstybinius egzaminus, suminį balą iš visų egzaminų. Jo, tai reiškia, jeigu kad tu gali turėti 100, 149, taip, bendroji suma 149, dalini iš 3, taip. apvalini ir gauni 50. Dabar yra šitą. Okay. Neklausk. Okay, supratau. Kvota. Paaiškink, kas yra kvotos. Kvotos tai yra aukštoji mokykla nusistato, kiek yra pajėgi kokybiškai vykdyti studijas. Studentų skaičių. Jo, studentų skaičių toj studijų vienokio ar kitokio studijų programų. Tai pavyzdžiui... Realiai čia yra tai, ką fakultetas nusistato, kad kiekybinėje ekonomikoje mes galim priimti ne daugiau kaip 35 arba ne mažiau kaip 35, bet ne daugiau kaip 38, pavyzdžiui. Pavyzdys. Ir čia ir yra ta kvota. Tai reiškia, jeigu aš ateinu ir papuolu kaip moksleivis 39, sorry, nebėra vietos. Išreitinguoja tave, jeigu pagal prioritetą esi pirmo prioritetu, tada žiūri tavo antrą prioritetą, tada žiūri trečią, ketvirtą ir penktą. Taip, pasirinkimą. Yra kvotos, yra valstybės finansavimą. Šiaip išaiškinti, paaiškinti detaliai visą tą sistemą, manau, kad jeigu pradėtumėm aiškinti, tai ties mūsų pokalbio antrų sakinių dauguma sakytų, nieko nesupratau, nes prasideda, kiek yra valstybės krepšelių, koks yra pageidavimas, kurio numeriu, ką pasirinko valstybės nefinansuojama ir taip toliau. Aš nemanau, kad visą tą reikia suvokti. Aš ta prasme, ir tai yra labai trumpas laiko tarpas, ta prasme, tai geriausia yra žinoti lūkesčius, pasižiūrėti tam tikras kalibracijas ir nebūtinai žiūrėti praeitus metus, nes daugelis ką padaro mokinių, vėlgi, internetas laisvas, ChatGPT, visi DI ir taip toliau, uždavė vieną klausimą, tau iškrenta išklotinės, bet tos išklotinės nebūtinai, nes jo žiūri praeitį, o ne dabartį. Tai viena, ką reikia tikrai vaikams žinoti, tai praeitis yra tik pagalbinė priemonė. Nes daugelis, ką mes darom mes nerekomenduojam žiūrėti balų. Yra išimtinai, sakykime, odontologija, medicina, kur gali dar lyginti, bet, pavyzdžiui, praeitus metus reikia iš statistikos išmesti. Jie, statistiškai nevalidus duomenys yra. Ir šiais metais vėl jie bus visiškai kitokie. Ir, tarkim, vadovautis vidurkiais, nes esu ne vieną būsimą studentą konsultavęs ir nebūtinai apie Vilniaus universitetą, tai kas atsitikė yra, sako, parodė, ką žmogus nori ir aš sakau, tai bet tavo lūkestis buvo kitas. Sako, jo, bet aš pasižiūrėjau balą. Pernykštį. Sakau, tai kad jis nekonkuruoja. Ir tada žmogus visiškai rašė kitą pageidavimą, po to atėjo žinutė, kad ačiū įstojau iškart pirmą pageidavimą. Nors to pirmo pageidavimo visose 9 jo net nebuvo. Tai čia, kartais yra tas nuvertinimas ir visa kita. Ir tarkim, daugelis irgi įsivaizduoja tą patį Vilniaus universitetą, kad čia tik geriausius sueina. Taip, sueina dauguma geriausių, bet yra ir vidutinių. Nėra Lietuvoje 4000 tik geriausių. Praeitais metais buvo daug šimtukų, bet gal ne tiek. Dėl to ta statistika ir yra iškreipta. Jo. Ir žiūrėti į pernykščių metų vidurkius, pagal kuriuos sustojo į vienas ar kitas specialybės, šiemet tikrai nerekomenduojama. Aš čia tik išverčiu tai, ką dabar kalbėjom. Noriu perėti prie antro klausimo, kuris galvoju, kad yra labai svarbus dabartiniam moksleiviam. Kokios yra dabartinės šių metų stojimo sąlygos? Ar tu gali truputį papasakot, kas keitėsi stojimo sistemoje? Niekas nesupranta. Jeigu kas suprato praeitus metus, tai -10 balų. Daugiau niekas nesikeitė. Bet jeigu atvirai, tai yra... Lyginant su pernykščiais to nebus. Taip. Jo, bet gavom finansavimą, tai finansavimas praktiškai nesikeičia bakalauro laipsnėje, tai ir kryptim, ir sritim, kurios ten yra išdalintos. Tolimesnis dalykas, toks labai trumpai, tai su finansavimu praktiškai stabilu ir yra viskas tas pats. Kas liečia dėl... Moksleivio, iš moksleivio požiūrio, kas jam keičiasi lyginant su pernykščiu? Ką jam reikia žinoti, tai praeinamas balas, surinkti 3 valstybinių egzaminų tą 50 vidurkį. Kad būtų praeinamas? Jo, kad galėtų pretenduoti stoti. Į valstybės finansuojamą. Tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą. Labai gerai. Ir į kolegijas yra žemesnis. Čia yra universitetinės studijas. Tada turėti valstybinius egzaminus, bent jau tą kiekį, kuris išneštų ir to praktiškai pakanka. Jeigu labai teisingai sudėlios, su minimaliu balu gali pasiekti
norimą rezultatą, tik tai turi turėti gebėjimą studijuoti. Čia yra specialybių, kuriuose yra dideli konkursai, yra specialybių, kuriuose nėra konkursų ir valstybė tarsi duoda daug valstybės finansuojamų vietų dėl to, kad rinkos poreikis toks yra. Ar jis visiškai toks yra, čia dar didelis klausimas. Yra kelios dvejonės. Vaikai bijo dėl, pavyzdžiui, matematikos valstybinio egzamino rinktis A arba lygį. Tai ar A arba lygį pasirinkus, jie vis tiek praeina bendrą, jisai nesikonvertuoja. Tai ar galės stoti, jisai skaičiuojamas as is, tai kokį gavo, tokį jisai skaičiuojas. Tada toliau... Jeigu tuo pačiu koeficientai, jeigu pas mus, pavyzdžiui, yra 0,4. Pagal įstatymą jisai neturi koeficiento, norint, ar tu gali stoti. Aha, čia tik praeinamumui. O tada į konkursinį balą atsiranda koeficientas. Supratau. Bet koeficientas vėlgi, ką reikia suprasti, jeigu tu turi 4 arba 5 egzaminus, kaip pavyzdys, tai tada turi 5, tai ima palankiausia klientui. Ir kartais vaikai skaičiuojas ir nesupranta, tai kuris tas palankiausias. Nes jeigu tu turėjai B lygį ir matematika yra 2 arba 3 dalykui, tai jis gali būti, kad matematikos neskaičiuos, paims kitą. Pavyzdžiui, ekonomikos valstybinį egzaminą ir jį paims į 2 dalį ir viskas, ir tiek tų žinių. Dabar išverčiu tiem, kurie klauso, nes aš galvoju, kadangi jis labai žino ir nebūtinai yra visą aišku. Tai tam, kad moksleivis galėtų praeiti, kad turėtų galimybę studijuoti universitete, jam yra skaičiuojamas suminis balas nuo 3 valstybinių egzaminų, ne valstybinių, bet kokių egzaminų? Ne, valstybinių. Valstybinių egzaminų. Nebėra kitokių. Tai jam yra suminis balas, bet tada, kai jau yra žiūrimas jo pasirinkimas, tai reiškia nepraeinamumas, ne just galimybė studijuoti universitete, bet jau į kokią specialybę jis papuls, tada jau yra taikomos formulės, kur ten yra, pavyzdžiui, ekonomikai tai yra 0,4 ir matematikos egzaminas, antrasis dalykas jau yra 0,2, aš neatsimenu. Visi dalykai yra 0,2, 0,2. Sekantis yra 0,2, 0,2, 0,2 koeficientas ir dauginasi iš balo ir bendroji sumoje tada moksleivis gali surinkti 10 arba daugiau. Mano sekantis klausimas yra, iš kur atsiranda papildomi balai? Viršaus 10 arba viršaus tavo statiško skaičiaus gali būti atsirasti dėl konvertavimo dalykų arba mažėti. Pavyzdžiui, B lygis, tai tavo gali dėl konvertacijos tavo sumažės. Praeitais metais, tarkim, buvo 1,1, jeigu tu A lygį laikėjai ir tą dabar beliko vienetą. Ten vėl pakeitė formulę, tarsi nežymiai, bet tas dešimtosios jos vaikščios. Ir tarkim, atsakau, kai vaikai pradeda žiūrėti praeitų metų istorinius balus, nebėra prasmės, nes praeiti metai nuo prieš tai daugiametės patirties buvo indeksacija nuo 0,5 iki 0,8, netgi 9 traukia. Tai vėlgi tas pokytis labai ženklus. Vieno egzamino indeksacija. Ne, čia bendra formulė. Bendros formulės. Per visus 4 tą galėjai suindeksavus, per dovanas ir visus kitus dalykus galėjai gauti pokytį nuo 0,5 iki 0,9, grubiai netgi. Tai reiškia, kad skaičiai, pavyzdžiui, kas yra neįtikėtina, į tą pačią odontologiją įstojo visi, paskutinis į valstybės finansuojamą vietą buvo virš 10. Šiaip nuostabu. Nėra buvę gyvenime, neatsimenu per savo visą karjerą. Buvo anksčiau, kada buvo ne 10 balė sistema, buvo 1000 balų skaičiuojama, tada taip. Bet grįžtant prie tų papildomų balų, ką jūs klausėte, tai yra, ką tikrai mokiniai turėtų galvoti arba strateguotis, tai yra savanorystė. Tai yra 0,2 balo gali atsinešti, tada gali atsinešti už brandos darbą. Brandos darbą jie gali laikyti tik 10 klasė, tik 11 klasė, tik 12 klasė. 12 klasė labai nenori ir mokyklos nenori leisti, nes nelabai nori, tai yra papildomas krūvis mokytojam. Čia gali padėti iš dalies universitetai. Ta prasme, universitetai jie tarsi priima tam tikrose vietose vykdyti tos brandos darbus. Ir šitoj vietoje tu gali bendroji suma atsinešti 0,75 balų. Ir jeigu paimsim, pavyzdžiui, kokią nors sveikatos krypčių grupės programą, tai iš pirmo 40-tuko yra iš principo beveik 35-33 su papildomais tik balais. Tai ne tik šitas, nes ten stoja ir... Čia jau vos nebūtinas reikalavimas tampa. Kai eini į labai konkurencingą grupę, būtų labai kvaila nepagalvot, kad galima atsinešti dovanotų dalykų. Junior Achievement yra irgi toks pat. Bet Junior Achievementas yra ten už olimpiadą. Ne dėl to, kad tu buvai, bet olimpiadoje. Taip. Jeigu tu esi olimpiadinės prizininkas, tada gali atsinešti papildomą balą. Yra vienintelė olimpiada, kuri yra komandinė įskaita, už komandinę įskaitą duodama komandos nariam. Nes visos kitos olimpiados yra asmeninės. Vienas.
Tai čia padaryta buvo valstybės išimtis, tai tikrai džiaugiuosi dėl to ir teko šiek tiek menkus nagučius pridėti, tai ten labai tikrai džiaugiuosi iš to dalyko. Jo, bet čia ir yra ta specifika, nes junior achievement yra komandinių darbų, nežinau, Ne, bet tai tas taip, duoda, taip. ta prasme, tas studijų duoda komandinius dalykus, viską taip. priklausoma nuo ko tu renkės, bet vis tiek dauguma studijų tai yra ne asmeninis žaidimas, o yra komandinis. Ar tu paimsi medicinos studijas, ar odontologijos, ar gyvybės mokslo, ar ekonomiką, ar vadybą. Nu, be komandos tu nieko kitaip nedarysi. Aš nežinau, dabar tu man pasakyk, ar tikrai, pavyzdžiui, stojant ir į mediciną junior achievement užskaitytų. Čia šiaip klausimas. Manau, kad taip pridėtų tam tikrose vietose. Okay. Reikia žiūrėti, bet šiaip tikslintis prideda. gal. Ta prasme, vėlgi, už respublikinius duoda 1 balą, už tos pasaulinius duoda 2,5. Yra sąrašas. Yra toksai Yra sąrašas. sąrašas, jis yra ilgas, yra apie 40 ar 50 eilučių, kurie yra viskas išvardinta, ką valstybė pripažįsta. Daugumoji valstybė pripažįsta valstybinius arba tai, ką organizuoja pati valstybė. Yra gal kokie 3-4, kur yra daugiamečiai ir pripažįsta ten aukštųjų mokyklų, ką organizuoja. Tai šitas yra ir vienas iš tų privačių tai yra junior achievement, tas, sakykime, dalykas. O tada, tai jeigu turi šituos, tai tas gali susidaryti, bet valstybė leidžia nedaugiau negu 2,5 balo atsinešti. Tai yra maksimumas. Gali tu turėti ir 3,5, gali turėti ir 4, nes jeigu tu esi daugiametis olimpiadininkas, tarkim, 10 klasį laimėjai, 12 klasį laimėjai, 11 klasį laimėjai, tai tu gali sukaupti tą kaupimą, bet tau daugiau 2,5 neduos. Aš klausau tavęs ir šyptelėjau dėl kelių dalykų. Turbūt aš visą laiką matau, kaip tavo galvoje gerai veikia skaičiai, kai skaičiuoji pinigus ir kai skaičiuoji balus. Tai dabar žiūrėk apie balus. Ar būna tokių netikėtumų, kur moksleivis įsivaizduoja, kad atsineš žiauriai gerus balus, bet kai pamato stojimus, supranta, kad velnias, čia taip nebūna. Ta prasme, ir kodėl jie atsitinka, tu supranti? Ar gali paaiškinti tokius keisus, kur būna klaidos? Aš manau, kad jie patys nesuvokia. Bet juk čia nėra labai sudėtinga, tu savo balus įsidedi į formulę. Tai yragi formulės skaičiuoklė, jinai pradeda veikti maždaug ten gegužės pradžioje, nueini Lamos puslapį, suvedai bet kokius randominius balus ir tau suskaičiuoja. Netikiu, kad pats moksleivis skaičiuoja koeficientus ir įsivedinėja tos ranka ant popieriaus ar ant kažko. Vis tiek jis eina į skaičiuoklės. Tai jeigu tu eini į skaičiuoklę, tai tu, skaičiuoklė to viską parodo. Tu nori pasakyti, kad tu gali pasiimti Lama BPO skaičiuoklę gegužės mėnesį, ten susivesti preliminariai tikėtinus balus, kuriuos gausi, hipotetinius, taip. Ir tada pagal tai gali suprasti, tai vis dėlto kokie tie tavo rodikliai gali sukristi. Jo, bet vis tiek yra kintamųjų. Aš sakau, mes kalbame tik apie labai negilų paviršių, nes yra kintamųjų. Pavyzdžiui, bus atvejai, kada tu suminį praeini, tą 50 vidurkį praeini. Taip. Ir tu te turi, pavyzdžiui, 3 valstybinius egzaminus. Arba turi, kad ir visus 4 valstybinius egzaminus, bet tavo vieno valstybinio egzaminas yra pats minimalus, o tu turi, tarkim, metinį. Ir tavo gali sukeisti, nes tas bus palankiau. Ir ten yra metinių, yra koeficientas. Ir tada vėl prasideda skaičiavimas. Bet vis tiek Lama BPO skaičiuoja taip, kaip yra palankiausias studentui. Taip, bet tu tada turi viską suvesti. Kartais tu ne viską suvedi ir tada tu nežinai, ką paėmė. Čia gali pats apsiskaičiuoti. Dažniausiai, kaip bebūtų, dėl ko aš ir pasakiau, kad ta prasme, tai yra patys, jie nemoka skaičiuoti arba nesusižiūri, dažniausiai Lama suskaičiuoja geresnį balą, negu pats vaikas suskaičiavo. Nes dėl to, kad jam ima visą ir ima patį palankiausią. Nes taip dažniausiai būna, nes vaikai, jie kaip ir daug kas yra nusivertinę. Pavyzdžiui, per konsultacijas, kada turiu vasarą, konsultacijas, kada jau daugmaž gauna balą, tai aš netgi atvirai sugebu pasakyti, kad kadangi jos nerašomas yra, atvirai sakau, kad su 9,5 netrukdykite eterį. Dėl to, kad 9,5 netiki, kad įstos. Čia yra tas savikritiškumas. Ir tada kas gaunasi, tada kitas vaikas su 7 balo, jis yra stiprus vidutiniokas, jisai išgirdęs klausimą, kad 9,5 netikis, jau net nebeužduoda savo klausimą. Čia yra ta pati psichologija, čia yra psichologijos dalykai ir kartais būna, ką aš esu tikrai pastebėjęs, tai kad vaikai turi svajonę, bet jos nedeklaruoja ir bijo įrašyti. Bet tu turi 9 pozicijas pasirinkimui. Tai aš visą laiką rekomenduoju, pirmą įrašyk svajonę. Vis tiek, aišku, reiktų pažiūrėti, jeigu tavo balas 5 ir tikėsi VFO vietą medicinoje, kai baigėsi ties 8, 7, 9, 1 tame intervale, gal realybę reikia kartais suvokti, bet vis tiek, kai tai yra kintamasis iki balo, visada rašai vieną svajonę, o tada jau žiūri, kas gali būti. Ir tada nebus tas atvejis, kad
galėjau pabandyti, tiksliau turėjau Pirmam svajonę. trečdalį svajonės, antram trečdalį, ką mama liepė, o jau trečiam trečdalį, kas gausis. Realiai vos ne taip. Ne, kodėl? Tai, bet toks kartinys ir būna. Ir ta prasme, tas kartinys būna iš to viso. Tada noriu dar vieną dalyką paklausti, po trupučiuką pereit prie užsieniečių. Ar gali papasakot, kokie stojimo reikalavimai galioja? Ir dabar paimkim dvi grupės. Jeigu yra amerikietis, turintis Lietuvos pilietybę ir stoja į lietuvišką programą, šitą klausimą, ir kitas, jeigu jis yra ne lietuvis, bet Amerikoje esantis amerikietis ir nori stoti į lietuvišką, ir tik apie bakalaurą, ir nori stoti į anglišką bakalauro programą. Čia yra du skirtingi keisai, teisingai? Jeigu mes paimam lietuvį, ta prasme, turinti lietuviškų šaknų, nebūtinai, kad lietuvis, jis gali nedeklaruoti, kad jis yra lietuvis, bet jis turi Amerikos, Pietų Amerikos, bet kurios šalies pilietybę ar Afrikos ar kažkur, bet jis turintis lietuviškų šaknų. Ta prasme, ar Amerika ir Europa yra skirtumas dar? Nu, pavyzdžiui, Italija. Jeigu lietuviui, nėra. Okay. Jeigu mes prieisim prie antros dalies klausimą, ten jau bus skirtumai didžiuliai. Gerai. Tai jeigu mes kalbam lietuviškų šaknų, tai jisai nėra jokio skirtumo. Ir kuris bebūtų, jeigu jis turi šaknis, deklaruoja, įrodomas visą kitą, tai jisai pretenduoja kaip lietuvis. Ir jam viskas galioja, visos taisyklės ir formulės galioja kaip ir lietuviškos, bet tik tai kaip ir visam pasaulyje yra pripažįstama švietimo sistemos atestatai ir jie yra konvertuojami. Konvertuoja SKVC, deklaruoja Lama BPO bazėje, yra angliškas polapis, jeigu kas Lama BPO bazėje, ir tada tu gauni vietą ir netgi ten, dabar neatsimenu, anksčiau buvo balai, dabar to liktai balo nebėra. Už, ta prasme, tos, sakykime, diasporos grįžimą į Lietuvą. Dabar, jeigu mes kalbam apie užsienietį, šiuo atveju amerikietis, tai jisai būtų labiau sulygintos ar amerikietis, ar kilęs iš Afrikos, ar iš Pietų Azijos, arba iš Azijos. Ne Europa. Jo, čia yra ne Europa. Tai tada jisai gali pretenduoti, bet ten nieko nebus. Ten geriau jiem yra atskiras priėmimas per Dream Apply. Tai yra tarptautinis priėmimas, jisai vyksta ištisus metus, jisai turi visiškai kitas taisyklės, visiškai kitus reikalavimus ir taip toliau. Ir jie nepretenduoja niekada į valstybės finansuojamą vietą. Jie negali pretenduoti, nes valstybė tam yra uždraudus. Bet kadangi mes esame ES sudėtyje, tai ES piliečiai arba gyvenantis Lietuvoje ir turintis nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, jie gali pretenduoti. Arba Europoje? Arba Europoje jau, jeigu turi. Tai, Europoje vėlgi, jeigu tu turi pilietybę, tai nesvarbu, kokia tavo tautybė yra. Tai tu iš esmės gali pretenduoti valstybės finansuojamą vietą per Lama BPO, eini per anglišką puslapį, nes lietuviškos raidynas, kad ir verčia dirbtinis intelektas. Ne visada pavyksta. Bet gali nesupras, ką ten perskaitysi. Tai einat per anglišką puslapį ir tada vėl tas pats pripažinimas, konvertavimas ir visi kiti dalykai. Jeigu kažko reikia papildomų, yra trūkumų, dar kažkokio arba neiškumo, tai tada sistema, jau Lama BPO sistema, kreipiasi į aukštąją mokyklą, į priėmimo tos skyrius ir tada mes ten atliekam savo funkcijas, kas nuo mūsų priklauso. Bet ar aš teisingai suprantu, kad nežiūrint į tai, kad ir tu, ir aš, ir turbūt visas universitetas labai svajoja, kad galėtų atsidaryti priėmimas užsieniečių mums, mes esame visiškai nekonkurencingi, todėl kad Lietuvos švietimo sistema vis dar turi valstybinius egzaminus, turi labai aiškius deadline'us ir laukia, kol moksleivis pas juos ateis į universitetą arba į kolegiją. Ta prasme, po mokyklos baigimo. Pasaulio universitetai jau nuo tada, kai jis būna 11-okas, kartais net 10-okas, eina patys pas studentą ir jam teikia pasiūlymus tada, kai jis būna gruodžio mėnesį, sausio mėnesį, tie, kurie studijuoja, jie jau būna gavę pasiūlymus moksleiviai, kur jie studijuos. Ir tada mūsų pasiūlymas, mūsų kaip VU pasiūlymas yra nekonkurencingas, nes jis prieš tai gavo 10 pasiūlymų iš Europos universitetų, jis juos renkasi ir laukia, kol išlaikys egzaminus ir jau tada ta prasme, mes liekam 11 prie tų 10 pasiūlymų, nes maybe jis turi labai norėti ir labai galėti, bet nebūtinai tai suveikia. Mano klausimas, ar mes čia nepralaimim dėl terminų, kuriuos nustato valstybės politika? Dėl terminų mes ir šiais metais bus labai įdomus čia toks nukrypimas, bet pirmas etapas nelauks perlaikančių egzaminų. Okay. Nes nacionalinė švietimo agentūra nežinau kaip, nežinia kokiu būdu. Dar nieks nežinom turbūt. Ne, ten daug yra aiškių dalykų, bet jie tiesiog
nenori stumdyti savo grafikų į palankesnius, nors teoriškai gali, bet jie nestumdo tų terminų ir perlaikantys, ta prasme, Bus pavėlavę pirmą etapą. Aš supratau. Ir čia bus, kadangi vėlgi dabar nekyla triukšmo dėl vienos paprastos priežasties, nieks nežino užduočių, nieks nežino užduočių sunkumo, nieks nelaikė egzamino. Nėra dar dėl ko kariauti. Dėl ko kariauti nėra, ar tu nekariausi, geriausias dėl to, kad neišlaikysiu, nieks negalvoja, visi, kas eina, tiek ar į kokį konkursą, ar į valstybinį egzaminą, visi galvoja, kad jie išlaikys, jie geriausiai moka. Tai šitoje vietoje bus to kipišo, bet vėl grįžtant prie Tamsos klausimo, tai tas, pasakykim taip, kai yra toks finansavimo modelis, tai mes nieko kitaip negalim. Ar terminai pakankami? Aš galiu pasakyti, kad yra daug šalių įvairių dalykų. Mes perinam prie skaitmenizacijos. Mes iš tiesų Lama BPO viską turi skaitmeną, mums to atestatų nereikia, mes viską gaunam, mes net nežiūrime tos atestatus, ar jis bus gražus popierius, ar jis bus tik baltas, kaip dabar tą spausdina. Tas nėra, bet pavyzdžiui, paimkime Airiją. Airija specialiai nutempė atestatų išdavimą tam, kad kuo daugiau populiacijos liktų Airijai. Specialiai neišduoda, jie išduoda tik rugsėjo 1-2 savaitę, kada visi priėmimai apskritai užsidarė. Tai dėl to užsienio universitetai kartais preziumuoja arba duoda preacceptantus tos vadinamus, kad jeigu tau pasiseks, viskas yra gerai. Esu turėjęs tokį atvejį labai įdomu, kur mergina išlaikė 400, tik valstybinį išlaikė 80, lietuvių kalbos valstybinį egzaminą išlaikė 89. Ir dėl to Harvardą negalėjo nei vieną įstoti, dėl to, kad buvo sąlyga, kad valstybinė kalba turi būti išsilaikęs 90 arba daugiau. Ir viskas. Ir užsidarė absoliučiai visas duris, finansų daugiau nebuvo, nors tu turėjai ir matematiką, ir visas kitas. Ir tikrai gabus žmogus, tai jisai liko Vilniaus universitete, aš dėl to džiaugiuosi. Bet nežinau, kaip tas žmogus dabar, ar džiaugiasi, ar liūdė, ar galų gale gal magistrą pasirinko tenai. Bet grįžtant prie to, papildant, sakykim to, mano galva ne. Vėlgi, sistema veikia. Jeigu tu ją darai iš pagrindų, tada sukeli labai daug chaoso. Aš linkėčiau, kad ta sistema, kuri yra, jinai išsigrynintų ir truputėlį nusėstų. Populiacija mūsų žiauriai mažėja. Aš tikrai laukiau tų, ar pritariau, tai čia atskira nuomonė, bet laukiau tų kaupiamųjų egzaminų, kad jie funkcionuotų realiai tai, kaip pradėjo daryti. Tai dabar vėl viskas išaldyta. Jeigu būtų kaupiamieji egzaminai 10-11 klasės, iš esmės jau galėtumėm daryti preacceptantus mes. Iš tiesų aš to laukiu, bet tas neįmanoma yra padaryti šiai dienai, dėl to, kad jie nėra validus. Ir leidžia vėl perlaikyti, vėl kažką daryti ir tada tu nebežinai, ką tu turi. Iš esmės yra bėda ta, kad kai sistema nenusistovi, tai tu negali priimti kitokių sprendimų. Nes tu dar nežinai pasiekmių. Jo, nes jeigu būtų, jeigu būtų taip, kaip yra kaupiamieji, tada mes galėtumėm prezimuoti ir imti tam tikrą riziką kaip aukštoji mokykla, kad jeigu jis, tarkim, egzaminę tikrai susifeilins tam tikrose vietose, tai imi su tam tikra rizika, kad mes kompensuojam arba dar kažką, bet ta rizika būtų labai minimali. Šiai dienai aukštas mokyklos žaidžia su tuo išankstiniu priėmimu, bet jisai vis tiek nieko neduoda, tu vis tiek turėsi eiti per Lama BPO. Dėl to mes administracinė prasme esam pabandę, ir visi tie, kas yra, tai daugiau čia yra rinkodaro žaidimas, bet jis nesuteikia valstybės finansuojamus vietas, nesuteikia nieko. Nebent duoda vaibą, gražų pastatą, gražų dar kažką, bet kokybės to neužtikrina. Aš iš tos truputį anksčiau kilusios žinutės norėčiau daryti tokią išvadą, kad Vilniaus universitetas vis dėlto yra orientuotas į Europos piliečių pritraukimą. Nes jiem yra visos sąlygos. Taip, galbūt tai sudarys konkurenciją vietiniams angliškose programuose, tai reiškia lietuviams stojantiem, bet vis dėlto labai norėtųsi, kad užsieniečių atsirastų Vilniaus universitete, nes yra daug programų, yra daug programų, kurios jau galėtų būti skirtos ir kurios galėtų pritraukti užsieniečius. Ar aš teisingai sakau? Tai mes pritraukiam kasmet. Tai iš Europos nėra. Iš Europos pritraukiam. Čia tik mitas, kad mes nepritraukiam, bet vėlgi, ar tas skaičius yra pakankamas. Ar 10 studentų iš 4000 tai yra skaičius. Tai yra, aišku, kad ne. Ta prasme, tai klausimas kokie tikslai. Faktas, ar mes tą vykdom, ta prasme, ar mums tą padarėm, ar padarėm nors kada, kad mums pavyko, taip, bet ar tai yra pakankamas skaičius tikrai? Ta prasme, ta leidžia sistema, tą gali tu padaryti. Klausimas yra,
kiek mes patys iš savęs tą atliekam arba suformuluojam ir tą viešinam, vėlgi, namų bedumų nėra, tai reikia dėlioti ir tam tikrus, pripažinti, kad mes patys kažko nesam padarę. Mums patiems turbūt ne visai pavyksta dar pritraukti. Aš manau, kad mes patys kai kurių dalykų nesuprantam tai, ką turim. Kartais, nerevizuoja tai, ką turi, tada sakai, mes to neturim, sakai, kad turim, tai tada toks gaunasi, ta prasme, ta miskomunikacija, diskomunikacija, kaip čia pasakyti. Jo, aš puikiai suprantu. Nežinau, manau, kad jau mes visai ilgai kalbam ir bijau, kad tie, kurie klauso, gali pavargti, bet turiu turbūt dar porą klausimų. Vieną turiu pasiruošus pabaigai, bet dar vieną prieš tai turbūt visgi noriu užklausti ir aš čia buvau užsimetus apie mokamai ir nemokamai. Manau, kad šitas klausimas visą laiką studentus sustabdo ir aš galvoju, kad žiūrėk, ir tu, ir aš mes šitą dalį labai gerai galim pakomentuoti. Nes variacijų tarp mokamai, nemokamai yra nemažai, nekalbam apie mediciną. Ta prasme, ką aš noriu tau pasakyti, arba tu man, ta prasme, išplėtok šitą mintį. Juk jeigu studentas pasirenka antrų pasirinkimų nemokamai, tai dar nereiškia, kad jis visus metus mokinsis ir turės už tai mokėti. Juk yra rotacija po 1 metų pas mus universitete ir tu, kuris mokaisi žiauriai gerai, po semestro, taip, ačiū už pataisimą. Ta prasme, tai jeigu kiekvienas moksleivis įstoja su prastesniais balais į nemokamą vietą, bet jis žiauriai stengiasi ir jam labai gerai sekasi, jau po 1 semestro jis turi teisę, nes galbūt tas, kuris įstojo į nemokamą vietą, kažko neišlaikė, šitas antrasis patekęs į mokamą vietą turi teisę iššaukti į ano vietą, nes anas iškrenta iš tos eilės. Ar aš teisingai sakau, kad vis dėlto būsimo studento noras patekti į savo svajonę už mokamą vietą, už tėvų mokamą vietą, galėtų būti opcija ir neturėtų jo gąsdinti, nes jeigu jis gerai mokysis, jam tikrai pasiseka. Ir tokiu atveju pas mus fakultete yra tikrai nemažai, aš niekad neskaičiavau. Reikėtų turbūt kada nors paskaičiuoti, bet tokiu atveju mūsų fakultete yra visai nemažai. Kaip tu žiūrėtum į šitą klausimą? Paimkim paprastą dalyką, jeigu po fakulteto vidurkis yra, sakykime, nubyrėjimo arba to vadinamo dropout angliškai iki 20%, tai paimkim ekonomikos programą, kuri yra 150 valstybės finansuojamų vietų, 20% per 2 ar 3 metus, tai reiškia, turim 30 laisvų valstybės finansuojamų vietų. Tai reiškia, 30 žmonių minimum, ne dėl konkursinio balo arba sesijos rezultatų prasirotavo, bet nes jis gali nemest studijų, bet blogai mokintis. Tai 30 žmonių jau taip prasirotuoja. Tai čia dėl to aš net ir norėjau pataisyti, kad ir medicinoje vyksta rotacija. Dėl to, kad nubyrėjimas yra nuo 3 iki 5%, kai mes priimam 200, sakykime, 5 ar ten 200 į mediciną, iš jų yra valstybės finansuojama 181, tai 5% paimam, suprantam, kiek gaunam, praktiškai po 2-3 metų jis gali tapti valstybės finansuojama vieta. Netgi taip įmanoma yra. Ir čia atsakymas yra galbūt santykyje, kiek yra valstybės nefinansuojamų ir kiek yra finansuojamų. Čia reikėtų ir tą galbūt įsigilinti, čia istoriniai duomenys jau padėtų. Tarkim, jeigu mes turim vadybos krypčių grupę, kur ateina balai labai aukšti, 7,5, norinčių yra labai daug, dalis pasirašo ir tada būna 50-50 valstybės finansuojam, valstybės nefinansuojam. Tai tikėtis, jeigu tu buvai dugne, neįdėjai pastangų ir tau nukris mana iš dangaus, dėja taip nebus. Taip. Bet jeigu mes kalbam, tarkim, tą pačią ekonomiką, kur mokamų turėjom ten 15-20, tai reiškia tikimybė per pirmus 2 metus, kad tu pereisi, atsilaisvins valstybės finansuojama, tikrai egzistuoja. 90% tas yra. Jeigu mes kalbam apie fiziką, chemiją, matematiką, IT, tai galiu iš karto pasakyti, po 1 semestro praktiškai 90% yra valstybės finansuojama. Ir čia yra viskas. Bet tą paaiškinti ir tam pačiam stojančiųjų tėvam, tai yra sudėtinga. Plius vėlgi yra valstybinis studijų fondas, kuris gali padėti bent jau pirmą įmoką padengti. Plius Vilniaus universitetas turi tiem vadinam socialiai remtinės, ne visai socialiai remtiniem, bet turintiem sunkumų finansinių, nes mes reikalavimus esam padidinę, tai yra nepakėlę, bet išplėtę. Jeigu valstybė nustato X minimalią pinigų sumą, tai mes ją išplėtėm, tai daugiau negu 100 stojančių iš 400 gali pirmus metus gauti stipendiją po 300 eurų 10 mėnesių. Plius dalis padalinių turi dar tų stipendijų fizikai, Šiaulių akademija, pirmakursiam orientuoti, ne už geriausius rezultatus, bet tuos.
ir tikimės šiais metais su partnerysčių skyriu dar plėsti tas vadinamas Galimybės. 450 stipendijų, tikimės, kad dar padidinsim skaičių, tai mano galva, tad jeigu mes išplėsim iki 5 ar iki 10% stipendijų galimybę, tai tie, kas yra turinti sunkumų, bet norintis, tai čia yra viena. Plius mes turim dar kitą dalyką, ką reikia valstybė įvedė. Ar aš esu šalininkas? Ne. Bet kartais reikia pripažinti, kad yra dalykai, kuriuos reikia tobulinti ir nesakyti, kad tai yra blogai. Ir aš manau, kad tobulinant galima tą gauti, tai yra vadinama antroji eilė. Antroji eilė, tai kad vaizdžiai pasakyti, pavyzdžiui, į mediciną mes praeitais metais paskutinis į valstybės finansuojamą vietą pateko su 9,1. Per antrą eilę atėjo su 5,5 ar 6 atėjo balai. Dalis dabar 10 ar kažkas eina įsidarbina, pradeda dirbti ir užskaito kaip darbinę patirtį. Taip. Ir tu atsistoji, ar turi darbinę patirtį, nebūtinai socialiai remtinas. Ir tada dar socialiai remtinas. Ir tada jie rotuojasi dėl tų vietų, kurios yra. Jeigu tos vietos yra neišnaudojamos antros eilės, jos grįžta per pirmą etapą iš karto į bendrą katilą. Bet jeigu mes sakykime, kad vadybos kryptyje yra 440 krepšelių, tai 44 krepšeliai nukeliauja į antrą eilę. Ir tada ar per 2 metus, kaip šita naujovė yra pas mus, ar jinai yra išnaudojama? Ne. Studentai, tie stojantieji bijo pažymėti, kad aš galbūt socialiai remtinas, nes reikia pažymėti varnelę. Ji nėra automatiškai žiūrima, ar tavo finansinės pajamos yra ar ne. Tu turi pažymėti ir jeigu tu praeini, pavyzdžiui, turi našlaitis, turi darbinę patirtį, tai yra tikrinama per valstybinius registrus, tu gali gauti su žemesniu balu. Tai čia vėl dar, tarsi, valstybė pagalbos mechanizmus tiem, kurie labai kažko nori, tik tai kartais reikia nebijot, kaip sakyt, deklaruoti arba pažymėti. Žinai, klausau tavęs arba tiesiog dabar ir pati šnekėdama ir tavęs klausydama matau, kad tam 18-19 metų moksleiviui, kuris baiginėja studijas, šitas lošimų žaidimas, žaidimų lošimai, nežinau, čia ir vienas ir kitas momentas turbūt tinka, yra tikrai, manau, kad labai sudėtingas ir mes galėtumėm kalbėti turbūt dar 1 valandą, o gal ir dar kelias valandas aiškindamiesi vis dėlto kokia yra įdomi ta loterija. Bet aš turbūt išryškinu vieną elementą, kad tai, ką mes šiandien kalbam ir aš matau, kas yra iš tiesų labai yra svarbu, tai moksleivis pirmiausia turėtų vytis ir dėti visuose prioritetuose savo svajonę, nepriklausomai nuo to, ką galvoja šeima, nepriklausomai ar jis turi ar neturi pinigų, tada mėgintų išsiaiškinti visas tas lošimo taisyklės ir pagal tai mėgintų atspėti vis dėlto tą sekantį veiksmą į priekį, bet nežiūrėdamas į prieš tai buvusius veiksmus atgal. Ir tai ir yra turbūt mūsų pokalbio esmė, bet paskutinis klausimas, kurį noriu tau užduoti, vis tiek yra tas pagrindinis, tai vis dėlto kokią pagrindinę žinutę šiemet norėtum perduoti visiems, tie, kurie renkasi stojimus. Gal yra kažkas, ko mes dar nepaminėjom, gal... Tai kad jau viską pasakėt. Paskutiniam sakinį viską pasakėt. Iš esmės, kartais reikia galvoti ne kas bus rugsėjo 1 dieną, o žiūrėti pirmais žingsnis. Tai pirmą žingsnį padarėjai, kažkas nepaėjo. Yra visos konsultacijos. Yra Vilniaus universitete konsultacijos, yra priėmimo, kaip vadovo konsultacija, yra akademinių konsultantų, ta prasme konsultacijos fakultetai, yra kitos aukštosios mokyklos, mūsų kolegos, konkurentai, kurie irgi konsultuoja. Valstybės tą mechanizmą suvokti, sakau, yra paskolų, stipendijų sistema, daugelį dalykų, kas yra padengiama, netgi tą pačią svajonę pasiekti. Taip gali būti. Tas pats universitetas leidžia dalim mokėti už valstybės nefinansuojamą vietą. Ar ką dabar dar rekomenduočiau, tai liko tie 6 mėnesiai, tai savanorystę pasižiūrėti, nes 6 mėnesių reikia. Ir ko vienintelio nepaminėjau, kas gali palengvinti, sumažinti egzaminų kiekį, tai laikant pripažintus ten Jelcą, TOEFL egzaminą, kuris po to konvertuojasi į valstybinio skaičius. Ir tu gali laikyti 10 klasę, nes 2 metus galioja, gali 11, gali 12 klasę ir tada tu vasarą turi mažesnę apkrovą. Tai šitą galima paminėti, čia iš tokių, kaip sakyti, apėjimų palengvinimo dalyko. Galų gale nepavyko, jeigu yra finansai, laikai vėl po pusės metų dar kartelį. Ir tada tu gali išlošti loteriją, tą emocinį dalyką ir visą kitą. Iš kitos pusės nereikia galvoti, kad tu turi turėti 100. Yra daug programų, nes valstybė skiria finansavimą tokio dydžio,
kur praktiškai artėjom prie to, kad 70-60% yra padengiama valstybės finansuojamam vietom. Tai yra priešingai negu 5 metai atgal, nekalbu apie 10 arba apie mūsų stojimus. Tai jeigu mes kalbėsime apie praeitį, tai mūsų balsai turi trūkčio. Tai čia, ta prasme, baigiančių ir tinkančių stoti yra apie 13 tūkstančių. Valstybės ten gal daugiau, 15 tūkstančių grubiai valstybė padengia, nežinau, 8 ar 9 tūkstančius krepšelių. Tai tas čia per kolegijas ir universitetus. Tai tas santykis pasiekti aukštąjį mokslą tikrai nėra sudėtingas. Kitas dalykas dar nėra aišku, dėl to kariuomenės, čia labai daug šneka. Nežinau, ko čia pasibaigs, gal penktadienį čia bus, nežinau, kada išeis įrašas, bet bus čia tam tikri svarstymai, bet manau, kad aukštos mokyklos vis tiek vykdys priėmimą ir leis stoti tiem ir gausim kvietimą, šaukimą, nors čia kažkodėl krašto apsaugos ministerija kažką ten pasakė, tik truputėlį pamiršo, kad yra net konstitucija rašyta aukštųjų mokyklo autonomijos teisė nusistatyti priėmimo sąlygas. Vienintelį būdą matau, ką gali valstybė apriboti, yra stoti valstybės finansuojamą vietą. Visa kita negali apriboti. Tai čia toks. Tai aš turbūt baigiant mūsų pokalbį dar kartą apibendrinu ir sakau, kad tam, kad studentas, būsimasis studentas jaustųsi padaręs viską, jisai pirmas dalykas turėtų mėginti susikaupti balus, susirinkti balus ne tik tai 12 klasėje, bet ir per ankstesnį laikotarpį, susirinkti kažkokius papildomus balus, kurie gali būti surenkami prie tų kaip ekstra balai. Tada, kaip galima geriau stengtis išlaikyti egzaminus, kuriuos jisai renkasi, tai valstybinius egzaminus. Tada dar vienas dalykas - būti aktyviu ir konsultuoti su universitetais, kad labai aiškiai suprastų vis dėlto, kokios yra tais metais priėmimo sąlygos toje specialybėje, apie kurią galvoja. Ir turbūt paskutinis svarbiausias, nuo ko pradėjau ir to baigiu, ir labai drąsiai svajoti. Tai iš kitos pusės pasižiūrėti ne tik pavadinimą, bet ir turinį. Yra viena didžiausia klaidų, kada nueina pagal pavadinimą. Jeigu dabar iššoks dirbtinis intelektas ir visi galvos, kad dabar ten studijuosi dirbtinį intelektą, ten studijuosi tą pačią informatiką, ar informatiką, ar dirbtinį intelektą. Jeigu gerai, jeigu viskas bus pakeista ar pasikeista, tada taip. Bet labai daug yra tos vadinamos rinkodaros ir marketingo ir šitoj ne apie programų, bet iš aukštųjų mokyklų išeinančių, kur keičiama kasmet pavadinimą, o iš principo turinys nepasikeičia. Tai va čia kartais galbūt mes kaip ir atsiliekam tam tikrose vietose, bet iš principo, jeigu kokybinė prasme, dėstytojų prasme, mes turim didžiausią pasiūlą visoje Lietuvoje. Tai nežinau, ką daugiau čia pridėti. Ačiū labai. Buvo labai malonu. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, klausėt. Iš tikrųjų, turbūt buvo ir naudinga. Tikimės, kad buvo naudinga. Ačiū visiems.